turėjau tokį seną angarą, kuriame norėjau padaryti šildomas patalpas, kad galima įrengti šildomas dirbtuves. Tikrai priėmiau gerą sprendimą ir buvo išpurkštos lubos, kadangi nemačiau, kaip galima apšildyti su puta ar dar kažkuo, tai pasirodė labai sudėtinga pati konstrukcija, tai pasirinkau apipurškimą ir iš tikrųjų labai patenkintas, o dabar jau 2 metai šildome savo patalpas ir tai pasiteisino. Patalpa pakankamai didelė, apie 600 kvadratų. Ir užkalėme lubas dar OSB plokštę, tai dabar turim labai tvarkingas darbo patalpas. Įrengimas labai greitas, per 4 valandas apie 170 kvadratų buvo apšiltinta, 2 metai jau naudojame. Ir varža yra gera, sunaudojame mažai degalų ir turime apie 15 laipsnių darbinės patalpas, kur tikrai žiemą dabar remontuojame techniką. Labai paprastas įrengimas, tai yra greitai ir gerai, tuo labiau, kad nereikia pastolių, nereikia ir didelės įrangos, kol įrengia. Labai stebina tai, kad apipurkšta polivizatoriumi, apipurkštos lubos jau tampa apšiltintos. Tai iš tikrųjų labai įstabu, bet iš tikrųjų labai gerai. Rekomendavau savo kaimynui ir kitiem, pasakyčiau, kuriem reikalingas tokios paslaugos, tai tikrai apsimoka, aišku, be didelių sąnaudų pasiekiamas labai geras rezultatas, greitų laiku. Iš tikrųjų, tai rekomenduočiau ir kitiem šitą būdą panaudoti, dėl to, kad jisai labai paprastas ir efektyvus.